2003-aisiais pasaulis stebėjo, kaip JAV ir jo sąjungininkai pradėjo karinę invaziją į Iraką. Pagrindinė priežastis – teiginys, kad Sadamo režimas turi masinio naikinimo ginklų. Šimtai tūkstančių žuvo, milijonai tapo pabėgėliais. Šalis nugrimzdo į smurtą, chaosą ir religinį konfliktą. Tačiau šie ginklai taip niekada ir nebuvo rasti. Po karo iškilo nauja grėsmė, kuri dar labiau destabilizavo regioną. Tai buvo dalis naujos 21 amžiaus siužetinės arkos, vadinamos pasaulinio karu prieš terorizmą, kurie ėjo nuo 2001 ir tęsiasi iki dabar. Bet grįžkime į dabartį. 2025 kovo 15 švedų didžėjas ir atlikėjas Erik Prytz pirmą kartą per 20 metų savo live sete atliko iškėlusi hitą Call on Me, kuris tapo balandžio 11 išleisto filmo Warfare intriuku. Ir kaip žiūrėjęs versiją nekantriems, galiu pasakyti, geras filmas. Ir kol montavau šį video, pas Jack atsirado ir 4K versija. Tas filmasikas paremtas realia misija vykusia per Ramadžio mūšį. Ir iš karto reikia padaryti video. Apie ką jis, kas, kaip ir kodėl. Ir istorija šiaip gan įdomi. Ei, šetonė, girdėjai naujieną? Žemėj karas prasidėjo. Dėdas Sadamas buvo nepėšęs vaikinas. Jis vadovavo Baath partijai, revoliuciniai grupiai, kuri propagavo arabų socializmą ir arabų nacionalizmą. Dar gerokai prieš Sadamą Irakas buvo susiskaldęs socialiniu, etniniu, religiniu ir ekonominiu požiūriu. Sunitai ir šytai, arabai ir kurdai, genčių vadai ir miestiečiai, klajokliai ir valstiečiai. Atėjęs į valdžią, Sadamas pradėjo viską taisyti ir modernizuoti Iraką. Aišku, jis tai darė savaip ir leido savo viską, nesgi nėra problemos, kurios neįspręstų 9 mm. Tik atėjęs į prezidento postą 79 Liepą jis pradėjo vykdyti partijos valymus, paskelbęs apie sąmokslą prieš Irako valstybę. Tada pradėjo vardinti žmones, surado pagrindinį jų lyderį, kuris pripažįsta esąs visų pasaulio agentūrų šnipas, ir dėdė toliau vardina tuos, kurie turėtų pakilti, sušukti partijos šūkį ir draugiškai išeiti iš salės. Iš viso įvardinami 68 vardai ir pavardės, iš kurių 22 kolegos buvo nuteisti mirties bausme, o 21 buvęs kolega sušaudytas, nes vienam iš laimingųjų pavyko pabėgti. Per ateinančius 30 mečius Sadamas modernizavo Irako ekonomiką, sukūrė vieną stipriausių švietimo sistemų artimuosiuose rytuose, suteikė daugybę teisų moterims, tačiau taip pat jis sakė žiauriai persekioti ir susidoroti su etninėmis mažumomis, tokiamis kaip kurdais, kuriuos šimtais tūkstančių žudė cheminiais ginklais per Al-Anfalo kampaniją. Ir buvo pirmas diktatorius po dėdės Adolfo, kuris savo priešų žudė dujomis. Reikia pridurti ir tai, kad Sadamas taip pat mėgo literatūrą ir netgi pats rašė knygas. Jis liūdnai pagarsėjo tuo, kad tikėdamas atsidavimu Alachui, savo krauju perrašė Koraną. Tiesą sakant, viena iš nedaugelio jo, kaip diktatoriaus politikos sėkmių buvo ta, kad nuo 68 iki 79 būdamas Baath partijos pirmininkų pavaduotojų, Sadamas pastebėjo, kad neraštingumas yra didžiulė šalies problema. Todėl visoje šalyje įvedė drakonišką raštingumo programą, pagal kurią už privalomą skaitimo pamokų nelankymą grėsė net 3 metai kalėjimo. Dėl to Irakas tapo šalimi turinčią didžiausią raštingumo procentą regione. Ir šis skaičius pradėjo kristi būtent po jo nuvertimo. Valdant Sadamui, Irakas tapo karinė valstybe, nuolat puolančia savo kaimynus. 82-aisiais jis bandė įsiveržti Iraną, akivaizdžiai siekdamas jį užkariauti, tačiau karas po 6 metų baigėsi be rezultatų. Dėl šio karo Sadamas tapo skolingas arabų monarchijoms taip, kad negalėjo susimokėti skolos. Be to, karas atskleidė pagrindinį Irako strateginį pažeidžiamumą. Jis turėjo tik vieną svarbų uostą – Basrą. Norėdamas tai ištaisyti, jis 90-aisiais įsiveržė į Kuveitą, apkaltinęs jį Irako naftos išteklių užgrabimu. Jis greitai įveikė kariuomenę ir aneksavo šalį. Tačiau taip pat greitai Amerika ir draugai jo planams davė galą. Persų įlanka buvo išbandymas, kurio Sadamas neišlaikė. Bušas vyresnysis jo pasigailėjo ir nusprendė žengti netoliau kaip iki Irako ir Kuveito sienos, nes baiminusi, kad nušalinus Sadamą susidarys didžiulis galios vakuumas, kuris nusiaubs visą regioną. Po Persų įlankos Sadamas kovėsi savo šalies viduje, nes kurdai ir musulmonai šitai bandė rengti sukilimus, kuriuos jis greitai ir žiauriai numalšino. Su laiku jis tapo vis labiau izoliuotas, nes dėl invazijos į Kuveitą netradiciniai Irako sąjungininkai jo vengė. Jungtinės Amerikos valstijos teikė paramą pozicijos pajėgoms, bandžiusioms nuversti jo režimą. O 98-aisiais JAV ir Jungtinė karalystė pradėjo bendrą oro antskrydžių kampaniją prieš Sadamą, siekdamos paralyžiuoti jo pajėgas ir paskatinti sukilimą. Tačiau jis būtų ramiai ir sėdėjęs ir galbūt net miręs valdžioje, bet 2001 rugsėjo 11 įvyko toks aktas, nusinešęs beveik 3000 gyvybių.
tarp kurių buvo ir Lietuvos piliečių. Amerikiečiai gavo motyvacijos atkeršyti visiems, kurie bent kažkaip su tuo buvo susiję. Ir su laiku Sadamas vis labiau tapo spraudžiamas į kampą. Jis netgi ėmė bandyti patikti islamo radikalams. Irako vėliavą įrašė žodžius Dievas yra didis, Allah Akbar, ir rodė palaikymo gestus sunitų radikalų grupuotėms. Žinoma, tai nepasiteisino ir dauguma islamo ekstremistų teisingai suprato, kad dėdė Sadamas buvo nenuoširdus. Tačiau nepaisant to, rugsėjo 11 išpuolių, Sadamas tapo įtarimų taikiniu. Visgi paaiškėjo, kad jis nedalyvavo išpuoliuose ir jis nėra niekaip su tuo susijęs. Net prezidentas Bušas 2001 atsisakė imtis veiksmų. Bent jau pradžioje. Tačiau žiniasklaidoje buvo platinami pranešimai, kad sąsaja visgi yra. Ir su laiku pradėta vystyti mintis apie masinių naikinimo ginklus. Cheminius, brandalinius ir taip toliau. Sadamas buvo žinomas tuo, kad prieš savo priešus naudojo dujas. Kas galėjo jam užkirsti kelią panaudoti kažką galingesnio? Kaip sakė savo kalboje Dick Cheney's, kurią galite rasti ir Guardian puslapyje, yra visa kalba, nėra abejonių, kad Sadamas Huseinas dabar turi masinių naikinimo ginklų. Nėra abejonių, kad jis juos kaupia, kad panaudotų prieš mūsų draugus, sąjungininkus ir mus. Ir nėra abejonių, kad jo agresyvios regioninės ambicijos ateityje privesti prie konfrontacijos su kaimynais. 2001 pabaigoje Džordžo Bušo jaunesnė administracija pradėjo aktyviai reikalauti karinės intervencijos į Iraką. Pagrindinė Irako karo priežastis buvo suformuluota bendroje Jungtinių valstijų kongreso rezoliucijoje, vadinamoje Irako rezoliucija. Jungtinės valstijos ketino nuginkluoti Iraką, masinio naikinimo ginklus ir nutraukti Sadamo Huseino paramą terorizmui ir išlaisvinti Irako žmonės. Norėdamos patikrinti dėl masinio naikinimo ginklų, Jungtinės tautos atsiuntė savo stebėtojus. Jiems Sadamas leido veikti ir buvo atlikta apie 700 inspekcijų. Stebėtojai, kaip nekeista, tokių neatrado. Tačiau reikia prisiminti ir tai, kad Sadamas visgi buvo diktatorius ir pripažinti, kad tokių neturi jis negalėjo, nes buvo nelygis. Žmogusgi turi palaikyti savo imidžą. Ir gaunasi tokia dilema. Turi blogai, neturi dar blogiau. 2002-aisiais kongresas autorizavo karinės jėgos panaudojimą prieš Iraką. Amerikiečiai per visus kanalus teigia, kad Irakas turi masinio naikinimo ginklų, nesvarbu brandalinių, cheminių, biologinių ar kitų panašių. Tiesiog, kad tokius turi. To get his hands on a nuclear bomb. Nuclear weapon. Nuclear weapon. Nuclear weapon. Active chemical munitions bunkers, mobile production facilities. We know he's got chemical weapons. He's got them. He's got them. He's got them. In the 4 years since the inspectors left, intelligence reports show that Saddam Hussein has worked to rebuild his chemical and biological weapons stock, his missile delivery capability, and his nuclear program. He has also given aid, comfort, and sanctuary to terrorists, including Al-Qaeda members. It is clear, however, that if left unchecked, Saddam Hussein will continue to increase his capacity to wage biological and chemical warfare and will keep trying to develop nuclear weapons. Tad jie pradėjo rinkti pajėgas ir tuo pačiu prašyti pagalbos. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. More than 35 countries are giving crucial support, from the use of naval and air bases to help with intelligence and logistics to the deployment of combat units. Every nation in this coalition has chosen to bear the duty and share the honor of serving in our common defense. To all the men and women of the United States Armed Forces now in the Middle East, the peace of a troubled world and the hopes of an oppressed people now depend on you. That trust is well placed. The enemies you confront will come to know your skill and bravery. The people you liberate will witness the honorable and decent spirit of the American military. 2003 kovo mėnesį Jungtinės valstijos ir jos sąjungininkai, tai vadinamojo norinčiųjų koalicija, įsiveržė į Iraką. Operacija buvo pavadinta Iraqi Freedom – Irako laisvė. Protestai prieš karą kilo visame pasaulyje. Tačiau Jungtinėse valstijose pasipriešinimas karui buvo nedidelis, kadangi tai buvo lengvas būdas susinaikinti savo karjeras ir reputaciją. Nedaug kas norėjo mesti iššūkį Džordžo Bušo jaunesnio administracijai.
taip greitai po rugsėjo 11-osios. Ir daugelis buvo įsitikinę, kad Sadamas turėjo masinių naikinimo ginklų ir buvo kažkaip atsakingas už išpuolius, nors nebuvo nei vieno iš šių dalykų įrodymų. Prie amerikiečių norinčiųjų koaliciją sudarė 48 šalis, tarp kurių buvo ir Lietuva. Ir kaip laikas parodys, amerikiečių prezidentai ir jų kolegos kažkaip bus linkę pamiršti tai, kad Irake buvo ne jie vieni. And we never picked them up on that and did what was necessary to transfer authority and to transfer reconstruction. It was always American run. Secondly, when we went in, there were 3 countries, Great Britain, Australia, and the United States. That's not a grand coalition. We can do better. 30 seconds. Well, actually, you forgot Poland. And now there's 30 nations involved, standing side by side with our American troops. And I honor their sacrifices, and I don't appreciate it when a candidate for president denigrates the contributions of these brave soldiers. You cannot lead the world if you do not honor the contributions of those who are with us. He called them the coerced and the bribed. That's not how you bring people together. Strategija, kurią naudojo Amerika, buvo šokio no, sukrėtimas ir baimė. Jie siekta sumažinti priešo valią kovoti, demonstruojant triuškinančią jėgą, galingais bombardavimais ir artilerija. Irakas prieš Persų įlanką turėjo 4-ąją didžiausią pasaulyje armiją, tačiau iki 2003-ųjų jiems atsigauti nepavyko. Operacija praėjo sėkmingai ir per mėnesį kovų buvo sunaikintas praktiškai visas Irako karinių pajėgų pasipriešinimas. Ir jeigu amerikiečiai būtų pasitraukę ten ir tada, kaip tai padarė po Persų įlankos, viskas būtų žymiai geriau ir būtų daug mažiau kontroversijos. Ir galbūt net šio vidosų nebūtų, bet neturėdami šeimos strategijos, bachūrai pasiliko. Pradžioje vietiniai jos pasitiko draugiškai. Nuėmė Kentą, nuvertė statulą, draugeliai padarė savo darbą, to išvažiuos, bet šitau kas nori. Jie pasiliko. Pagrindinės kovinės operacijos Irake baigėsi apie gegužę. Ir Bušas paskelbė, misija įvykdyta, mission accomplished. Any outlaw regime that has ties to terrorist groups and seeks or possesses weapons of mass destruction is a grave danger to the civilized world and will be confronted. We've begun the search for hidden chemical and biological weapons and already know of hundreds of sites that will be investigated. Nice, you like it? Yeah, fantastic. The transition from dictatorship to democracy will take time, but it is worth every effort. Our coalition will stay until our work is done. Aišku, jis dar pridūrė, kad reikės dar daug ką padaryti. Atrodo, misija vykdyta, bet kovos dar vyksta. Ir prasidėjo diktatoriaus medžioklė. Pradžioje buvo surasti jo sūnus ir nusprendė kovoti su amerikiečių specialiosiomis pajėgomis. Per 4 valandų mūšį jie žuvo. Liepos 22. Ir žuvo jie, jų apsauginis ir 14-metis namo, kuriame jie slėpėsi savininko sūnus. Tiesa, dėl tokių nusikaltimų ir nebaudžiamumo, kurio jie mėgavosi prieš tai, gal ir visai gerai, kad jie buvo pašalinti. Ir niekas dėl jų ašaros nebraukė. Pats dėdė Sadamas slėpėsi po žeme savo gimtajame mieste Tikrite. Jis buvo rastas 2003 gruodžio 13. Jis slėpėsi gan ankštoje slėptuvėje, kurioje vos buvo vietos. Jis prie savęs turėjo Gloką, kalašą ir $750 000 banknotais. Suimamas jis nesipriešino. Ladies and gentlemen, we got him. 2006 gruodžio 30 Sadamas Irako teismo sprendimu pakariamas. Kad ir kaip bebūtų ironiškai, jis buvo nubaustas dėl savo nusikaltimų tik tada, kai jo šalį įsivežė Ameriką dėl ginklų, kurių jis neturėjo. Tačiau irakiečiams tai buvo atpildas už nusikaltimus prieš Irako tautą. Aišku, yra ir vaizdo įrašas iš įvykio vietos, kuriame matoma, kaip pakabinamas Sadamas. Ir jūs jį galite rasti archiv.org, jeigu jums tokie dalykai patinka. Be Sadamo Irakas pereina į anarchiją. Ir to naudojasi Al-Qaeda ir draugiškos gėrį ir pozityvą nešančios islamistinės teroro organizacijos, kurių ten nebuvo, bet dabar atsirado. Vietiniai pradėjo kilti prieš naują vakarų įsteigtą laikinąją vyriausybę. Ir šį sukilimą iš pradžių rėmė Respublikos gvardijos partizanai ir Baath partijos lojalistai, o vėliau sunitų radikalai.
Naujai sudaryta laikinoji vyriausybė iš esmės buvo neveiksminga. Irakiečiai buvo nepaprastai priešiškai nusiteikę okupacinių pajėgų atžvilgių, ypač Ba'ath partijos tvirtovėse. Irakiečiai svečiuką vaišino apšaudimais, pagrobimais, bombomis ant kelio, bombomis mašinose, savižudžiais sprogdintojais ir RPG prie brelio. 2004 kovo 31-ąją Faludžos mieste sukilėliai nužudė keletą amerikiečių privačių karinių rangovų, o vietos gyventojai, rodydami pasipiktinimą amerikiečių pajėgomis, išniekino jų kūnus. Atsakydamos į tai, JAV ir koalicija pradėjo košmariškus Faludžos mūšius. Žiaurūs mūšiai mieste, kuriuose amerikiečiams reikėjo valyti kiekvieną namą atskirai. Nors pirmas mūšis kaip ir baigėsi sukilėlių pergalę, kai kalbama apie Faludžą, dažniausiai yra kalbama būtent apie antrąjį mūšį, kuris buvo žiauresnis ir intensyvesnis. Todėl vadinamas kruviniausių karo mūšiu. Nors koalicijai pavyko paimti miestą, žuvo nemažai civilių, kas paskatino pasipriešinimą dar labiau. Dar, kas įpylė benzo į ugnį, tai balandį amerikiečių žurnalistai paskelbė apie žiaurumus prieš kalinius Abu Ghraib kalėjime, kuriuos atliko amerikiečių kariai prieš irakiečius, kas paskatino tarptautinį pasipiktinimą ir draugiškas kaimynų terorganizacijas atsidaryti savo filialus, kovai su Amerika ir pasipriešinti amerikiečių imperializmui. 2004-aisiais dėdė Bušas išrenkamas į prezidentus antrąjį kartą. Irako karas tuo metu padidino jo populiarumą. Žiūrint tai, koks karas bus populiarus vėliau, jis galbūt net nebūtų išrinktas. O 2005-aisiais Irake buvo surinktas balsavimas dėl naujos vyriausybės. Kadangi sunitai boikotavo šį balsavimą, buvo išrinkta šiitų mažuma. Buvo didelis pasipiktinimas, kuris vėliau peraugo į smurtą. Kad ir viso to nebūtų gana, nuo 2006 vasario iki 8 gruodžio vyko pilietinis karas, dėl kurio Irake buvo padidintas amerikiečių ir sąjungininkų kontingentas. Sunitai apkaltino šiitus tuo, kad jie sprogdino sunitus ir pradėjo veiksmus prieš juos. Jie taip vienas kitą gerai naikino, kad reikėjo koalicijos pagalbos juos išskirti. Vienas iš rimtesnių mūšių, kuris vyko tuo metu, buvo Ramadžio. Apie jį sukasi filmo Warfare veiksmas. Jis truko daugiau nei pusę metų. Ir per jį amerikiečiai turėjo išvaryti Al-Qaidos pajėgas, kurios sukorė tokį kelią, kad didvyriškai mirtų kaip šahedai. Jie taip pat ir Sadamo saugyklų pasiskolino cheminius ginklus. Reikėjo kažką su to daryti. Todėl 2007-aisiais buvo atsiųsti dar 35 000 karių. Su laiku karas pradėjo tapti nepopuliarus namuose. Todėl prie reguliarios kariuomenės prisijungė ir privačios karinės kompanijos, tokios kaip Blackwater, ir jų samdiniai, kurie teikia apsaugą, eskortą ir mokymus amerikiečių kariams. Taip pat jie atliko ir keletą nusikaltimų, kurie sužlugdė kompanijos reputaciją ir teko keisti pavadinimą. Gruodžio 15-ąją 2011 metų Bagdade buvo oficialiai paskelbta apie JAV misijos pabaigą, kai paskutiniai kariai pradės išvykimo procesą. Last year, I announced the end to our combat mission in Iraq, and to date we've removed more than 100,000 troops. Iraqis have taken full responsibility for their country's security. A few hours ago, I spoke with Iraqi Prime Minister Maliki. I reaffirmed that the United States keeps its commitments. He spoke of the determination of the Iraqi people to forge their own future. We are in full agreement about how to move forward. So, today, I can report that, as promised, the rest of our troops in Iraq will come home by the end of the year. After nearly 9 years, America's war in Iraq will be over. JAV oficialiai pasitraukė iš Irako. Irako kariai ir vyriausybė perėmė valdžią. Irakiečiai greit susirado naują sąjungininką – Irano režimą. O kurdams buvo padarytos nuolaidos, suteikta regioninė autonomija. JAV pasitraukus iš šalies vėl susidarė didžiulis galios vakuumas. Vandenį šį kartą testuoti pradėjo vaikinai iš Islamo valstybės. 2011-aisiais prasidėjęs Sirijos pilietinis karas buvo puikiai terpė naujiems veikėjams. Ir būtent 2014-aisiais buvęs amerikiečių belaisvis Abu Bakras al-Baghdadis, tuo metu vadovavęs Islamo valstybės pajėgoms, pradėjo smurto kampaniją visoje šalyje, kuri taip pat persimetė ir į Siriją. Islamo valstybė sulaukė didžiulio tarptautinio dėmesio dėl savo žiaurumo, nežudė religinės ir etninės mažumas ir garsėjo griežtais islamo teisės interpretavimais ir įgyvendinimo būdais. Tų pačių metų viduryje Islamo valstybė beveik nugalėjo Irako vyriausybę, įstumdama kurdų pešmergas ir Irako kariuomenę. Jie beveik pasiekė Bagdadą, bet buvo sustabdyti įsikišus tarptautiniai koalicijai. JAV ir sąjungininkai pradėjo plataus masto oro kampaniją prieš Islamo valstybę, o Iranas į pagalbą
Irakoje atsiuntė tūkstančius karių. Islamo valstybė Irake buvo įveikta 17 gruodį, kai Irakas įveikė paskutinį jos bastioną pasienyje su Sirija. Tačiau šiandien jį vis dar kelia problemų, nes siekdama pakenkti Bagdado vyriausybei griebėsi partizaninės taktikos ir veikė teroristiniais metodais. Nemažas Islamo valstybės kovotojų kiekis perbėgo į Siriją, kur galiausiai jų pajėgos buvo ženkliai sumažintos 2019-aisiais. Ir nemažas tų kovotojų kiekis dabar slepiasi pabėgėlių stovyklose. Dėl Sirijos pilietinio karo nemažai pajėgų iš įvairių pusių naudojo Irako pasienį kaip bazę tolesniems operacijoms rengti prieš Asado režimą. 2024 pabaigoje prieš pat Sirijos Asado režimo žlugimą į Iraką gavę šalies leidimą atvyko apie 2000 Asado režimo karių, kurie su savimi atsivežė tankų ir karinės įrangos. JAV kariai tebėra Irake, kad konsultuotų, mokytų ir padėtų Irako saugumo pajėgoms veikti prieš Islamo valstybės pajėgas, įskaitant paramą iš oro ir karinę pagalbą. Ir šiuo metu yra dislokuotas 2500 karių kontingentas. Irako karo rezultatai, kaip ir pats karas, politikų ir kariuomenės priimti sprendimai prieštaringi. Jo geopolitinės pasekmes regionui nesunku žvelgti Sirijos pilietinėme kare. JAV palikto galios vakuumo dėka įvairios frakcijos pradėjo kautis dėl sosto, kas sukėlė nemažą konfliktų grandinę. Manoma, kad dėl karo žuvo apie 1 milijonas irakiečių ir keli milijonai tapo pabėgėliais. Jis atsiejo daugiau nei kelis trilijonus dolerių ir sukėlė net kelias humanitarinės krizės regione. Džordžui Bušui jaunesniajam šis karas visam laikui suformuos jo palikimą, užgoždamas net rugsėjo 11-osios įvykius, o kitiems prezidentams tai buvo kaip amžinas karas, panašiai kaip Afganistanas, iš kurio reikėjo kuo greičiau pasitraukti. Daugumos amerikiečių nuomonė, veltis į Iraką tikslo nebuvo. Jis pablogino situaciją ir reputaciją visoms jame dalyvavusioms pusėms. Ir tuo pačiu stipriai kirto per Amerikos pasaulinę reputaciją. Galiausiai gavosi taip, kad režimas neturės jokių ryšių su jokiamis teroristinėmis organizacijomis, buvo nuverstas. Ir to karo dėka į kraštą, kur tų organizacijų nebuvo, jos atėjo. Ironiška biški. O su jumis buvo aš Nalis. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Ir čia buvo trumpas video apie Irako karą.